Sveiki gyvi, šiandien mokysimės įdiegti Skype programą Ubuntu operacinėje sistemoje. Pirmas dalykas, žygiuojame į internetą, iš kur atsisiųsime Skype programą. Čia keliauju tiesiai į atsisiuntimų tinklalapį, kur yra Linux operaciniams sistemoms skirti paketai. Pasižiūrėkim, kuris mums reikalingas. Mano atveju reikalingas bus 32 bitų paketas, jums gali tekti ir kitą atsisiųsti. Atsisiunčiame, žygiuojame į tą vietą, kur yra atsiunčiamas jūsų bylas. Mano atveju tai yra atsisiuntimų katalogas. Ir atidarau Skype programą, paketą. Atidariau diegiklį, spaudžiu mygtuką įdiegti paketą. Mano atveju iš naujo diegti, nes jau yra įdiegtas. Sistema paprašys jūsų administravimo slaptažodžio bei įdiegs programą. Įdiegus programą užveriame langus. Bei pačią paketų diegiklį. Tai tiek su tuo diegimu. Keliaujame paleisti Skype programos, tai į programos, internetas bei Skype ikona. Pirmą kartą paleidžiant programą teks susipažinti su sąlygomis ir sutikti arba ne. Čia suvedame savo Skype vardą ir slaptažodį. Ir prisijungti. Pirmą kartą šiek tiek užtrunka, ilgainiui labai greitai prisijungs programa prie sistemos. Prisijungus turime pagrindinį programos langą bei ikoną esančią pranešimų srityje, iš kur galėsime pasiekti programą. Kitas dalykas, kurį verta pasidaryti, yra nuorodas. Spaudžiam dešinį klavišą ir įdėti šį mygtuką į skydelį, kur į prietaisų skydelį bus įdėta nuoroda. Taipogi galima tokiu pačiu būdu įdėti nuorodą ir ant darbastalio. Štai taip. Turime nuorodas, bent dvi. Taip pat dar galima įdėti nuorodą tiesiog einant ant ikonos ir ją tempiant tiek į prietaisų skydelį, tiek ant darbastalio. Aš savo atveju pašalinsiu man nereikalingas nuorodas. Tai tiek. Programa įdiegta. Gero naudojimo.